Nu va, ryčiukas ir turim šios dienos kompanioną. Šia toks nusiteikęs, o kilnoja kojas. Pamatysim, kas čia bus. Aš tai siūlau tą pusę bėgti. Pašmirinėsim. Let's go. Nu tai tu daktuok savo greičiuką, kad būtum laimingi. Gerai, čia atrodo. Kaip sakai? Geras oras. Nu jo, šiaip ir tas dušnuma gal faktas, kad bus tikriausiai, bet rytas tai dar galima gyventi. Šiaip su... Miegu tai atrodo normaliai, bet pasižiūriu laikrodį, tai ten kosmos. Ir čia tu normaliai, čia tavo normalus greitis? Nu, nežinau, nesuprantu dar. Nes čia tu visai tu greit varai. Siūlyčiau, nes... Nu čia koks buvo, manau... Ką žinau, 5-2 gal. Ne, tada per greit. Tu geriau tokį... Spirokliavimą pajausk. Siūlyčiau tikrai lėčiau. Ir chebra žvejauja. Būdavo vakarais nutraukti. Ką nutraukti? Sėdėjimus, bet... Ką tokius? Ai, sėdėjimų? Nu taip. Bet kai atsikeli ryte... Galvoju, kur mano galva? Rytas mano. Neturim mes tas galvas. Irgi. Šiandien iš vienos pusės ir lengva diena, nes nereikės nieko kabintis, bet užtat šiandien ta diena, kai reikės viską nusikabinti, susidėti. Biškai mažiau tų šiais metais. Čia apsižiūrėti reikia Nidą, kaip atrodo. Čia va stato, matai. Kaštonas kur buvo, ne? Jo, bet čia toks viešbutukas. Tai taip. Čia jau žinai, Jau čia bus. kasgi daugiau teisingai. Taigi tikrai ne meno centras.
Ir čia seniai buvau, blemba, visur, atrodo, 100 metų kaip nebuvau. Dabar pagalvojau, kada aš laivu paskutinį kartą plaukiau. Čia apžiūrė tokį ratuką ten. Kada laivu plaukęs, tai čionai, pavyzdžiui, bomba. 100 metų. O, prašau. Ir visą pakrantę. Taigi čia statosi, bet ir tenai irgi tas pats. Ai, kur buvo tokia. Nu tokia pramoninė kažkokia tai. Tokia, kur buvo po tavo barų. Taip. Veisi. Viena. Pradžioj tai. Irgi kaip brandynė tam buvo. Kilometrą nebėga. Nesiparink. Dabar nubėgom. Nu ir patogiai šitas, nu nežinau kaip tau, čia 6:11. Taip, lėtai, bet į priekį. Ar tau per lėtai? Ne. Aš jau biškį per tavęs. Tai yra, tavęs jau laikausi. Nu nes tu ten šoviai pradžius, ką? Aš nesuprantu. Bėgu kaip bėga. O tai žinai, kaip durnas bėgas su to. Bėga kaip bėgasi. Oi, kaip linksmai. O po to nuosim prieš. Ir nežinau, pas mane visada vis tiek pirmas kilometras gaunasi lėčiausias iš visų. Po to tik tais jau taip. Bet, kai tu sakai, durnas bėgikas, aš manau, kad, blėt, visi durni bėgikai yra šiek tiek sunku. Po to lėčiausia, tau natūraliai kelias, ar tu... Jo, kažkaip, ne. Aš visai stengiuosi negalvot, nebent, žinai, aš po kas kilometrą pasižiūriu. Ir matau. Bet stengiuosi negalvoti, nes čia informacija, kuri niekur neveda. Dar svorio prideda bėga. Taip, ir galvoj tada pas mane nėra daug vietos. Man šita pusė žymiai fainesnė negu tenai. Tenai labai tokia lyguma, žinai. Ir tie namukai, pam. Aš manau, kad čia bus labai tau gerai. Aš ten suksiu jau po to link šitų kolonijos į kalną. O tu čia dar toliau ten bėgsi, tokį ratuką padarysi. Man taip atrodo. Pro koloniją tą... O pro koloniją tai aš nežinau, matai ten į kalną, tai biškį galim papuškot. Ne. Čia piktisnio sąrašas. Čia nežinau, kas laukia, tai ir nesiūlau, va tokį atgalios. Nors įdomu, kas.
taip pat vienintelis kartas Vidą išleisti buvo bėgant. Nu. O kiek turi tais, nu, kad po kiek tu ten, po 4 sakei? Max 5. Tai jeigu tu į kalną nebėgai, tada bėgam dar tiesiai. Pasižiūrim, kiek tenai bėgasi. Kaip žinai, tai irgi. Jeigu turi kažką. Tai neturiu, taigi man realiai ką aš apladavau tenai ir į tą Kaliningrado pusę. Nu va, 2 kilometras. Jau šiek tiek greitesnis šitas. Tai va toks, nu, šiaip ir dar lėčiau yra ta tikroji treniruotė. Bet tai nereiškia, kad man jinai pavyksta. Veikimo to kelionė, tai kažkokių motyvacinių. Kartais atvažiavau, ten turi pažaisti kažkokį tempą. Jo, bet čia labai įdomu. Bet sakau, labai įdomu, žinai, bėgti, bet stengiasi ten kažkaip greitai dar. Ta. Bet yra labai sunku prisivers bėgti lėtai. Pavyzdžiui, dar lėčiau, žinai, va ten. Tokie, bravo, tokių, žinai, hujarina. O tokių jau esi, nu, visai komfortai. Žinai, va ir šnekėt galėjau. Nu, tu dabar uždusai, bet šiaip ir dairytis gali. Toks eksplorinimas egzistuoja. Blet, bet sunku. What the fuck? Nu jo, restoraniukas tai įdomus čia. Tik tais kišenėlė.
Mes realiai gatvėmis galim bėgti dabar. Sakau, gatvėmis galima bėgti, kai tiek. Šimtas 29. Kiek tau? Tai tu esi taip kaip ir ok, bet jau ant ribos. Ne? Nu, aš taip galvoju. Nes aš taip kaip padariau pagal save, kad optimalus jausmas yra iki 105. Nu, iki 100 yra gerai. Jeigu jau viršiai, reiškia, jau tavo pastanga jau yra didesnė. Gal čia. Nes čia 129 man irgi jau yra, nu daug, nes, nu, bet mes pjovėm ir vakar pjovėm ir užvakar. Ten neišmiegota normaliai. O miegas ir yra labai svarbus momentas. Manęs miegojama, švietas žymutis lau. Lau? Lau. Nu tai vat. Lau. Daugiau net taip maksimum. Dar kokybė. O tai labai jaučiasi, labai jaučiasi. Bet kaip Artūras įdomiai knarkia. Ta tokia, what the fuck? Aš norėjau net įrašyti garsą. Net jautis taip labai knarkia. Šakės kaip multiplikacinio filmo koksai herojus. Va, kur tas Turgelių stotis. Kas? Va, žiūrėk, Turgelių stotis. Ai. Jo, čia kažkokia tai menininkų tema. Inicijuota turtuolių. Geros valios ir fondo. Pasakojo šiek tiek. Tai va, kad tipo Nidai būtų... O, šiek tiek va, grįžom į tą patį pradinį. 3 kilometras. Šiek tiek pasakojo, kad ten vakar šiek tiek pasakojo, žodžiu, tiek Sergejus, tiek... Jo, aš girdėjau. Ten tas, kur vardino pavadinimus. Jo, bet šiaip žinai... Jo, bet žinai, dabar aš irgi galvoju, kad čia kultūra būtų Nidoj. Nu, sutinku, kad va, būtų paprastiems žmonėms, open. Nu taip, aišku. Bet tai tada, o gal turėtų menininkai šiek tiek ir nusileisti irgi, tipo. Nes paprasti žmonės, nu negali ten už darbą 2000 palik, žinai. Ar gali? Nu negali. Tai gal čia kaip tik vat galėtų ir jie šiek tiek minkščiau pasižiūrėti šitą situaciją. Kad tu varai, pavyzdžiui, Nidą, kad šiaip faina, bet ir žinai, vat, visada žinai, kad čia nusipirksi kokiu bent jau 30% pigiau, žinai.
ko ne, atviruką, kas dar. Tai tada iškart ta nida tokia asocijuojasi su, nu tokia, iš tikrųjų kultūra gal. Tada menininkai čia gali sakyti, oi, tai kodėl čia, kaip čia, kodėl. Bet blet, nu tai subsidija iš visų pusių. Tai iš esmės šituo keliuku bėgant iki pat galo ir po to atgal, tai bus kažkur tai 5 kilai tau. Tinka tai? Ar tu nori? Ne, okei, tai jeigu ką aš pėstate jau. Netemti. Tai viskas gerai. Čia vakar kažkaip tikriausiai iš tų naujesnių namų šaika išlenda ir tas savo jogas. Kažkaip tai lankstos, kažkas tai kažką. O žinai, aš pas save dar pastebėjęs esu, kad 7 kilometras man dažniausiai yra tas lūžis. Iki jo būna ir sunku, ir nepatogu, ir taip toliau. Bet dažniausiai sulig 7 kažkaip išsimakaluoja ir tie kaulai, ir tie fucking raumenys, ir ta... Kaip čia? Ištvermė pasidaro. Atrodo, okei, šiandien taip, važiuoju. O. Bučiuojasi šaika. Čia kaip su ta grietinė, plaki, kažkokiu metu jinai pasiverčia. O, meškelytės užmestas. Ar čia ne meškė? Ai, čia. Čia man irgi, žinai, žymiai geriau. Nu, šiaip realiai labai gerai lėčiau bėgti, nes tikrai būčiau ten stipriau šovęs, būčiau vėl grįžęs su lyg aukštesniais. O kažkada va taip pat, nu ką, kažkada prieš 2, o gal, ne, prieš 2. Atsistojau ten kažkur iki ten tos, ar Preilos, ar kas ten per miestelį. Nu, žodžiu, pirmyn atgal ten virš 20 bam. Grįžtu, dar čia šaika miega. Sugebėdavau kažkaip nueit miegot. Arba durnesnis buvau. Nu va. Nu kaip anksčiau, su laiku miegot, nereikia būdavo sunkiau. Sunku. Jo, bet čia irgi ten Vilniui bėga, aš jau nebešneku, bet ten, žinai, jeigu dienos metu varai, vakare,
Tai hebrytė, žinai, išsipurškia kvapalais. Ir blėt, atrodo, eiktina. Ir ir tikrai jau riečia. Nu va, 4 km. Tai mes galim suktis ir aš tada tave prie Gubojos paliksiu. Nu, kai kurie nemėgsta to pačiu taku grįžti, man tai dzin. Aš tik nesivalgau. Ne, nu ką? Nu taip. Jau. Taip, pasišvilpau. Jo, šiaip paprastai yra tas, vat ir toj knygoj ten, kur aš tau ten kažkadas daviau, ten sako, kad jau tie, kurie važiuoja tokia su stiklinėm akim, kur atrodo į toli kažkur, tai žiūri kažkur niekur ir tai paprastai jie toli bėga, žinai, jau savo užfiksuotam tam tokiam. Jo, tai man pabėgiuoja, tai kai noris tokio jau, ne tik kad noris, tai kai pavyksta, taip, išbėgti, nu, nežinau, kokius 3 metrus į priekį, o į žemę. Ir viskas, tai niekur nekelia. Tai tokia kažkokia koncentracija. Ja. Nes į tolį man toj tada akis kažkur nuleidžiu ir va taip pariušiu visokį. Tada kažkaip kokybiškiausiai. Jo. Aš tai dažnai save vat pagaunu, kad arba nepastebiu, nepasisveikinu ten su pažįstamu kokiu, nes kaip ir nematau, žinai. Kaip ir matau, bet tokiam stand-by režime, žinai. Ir man tai tiesiog minčių gaudymas toks sunkesnis pasidaro. Kvėpavimo toks pastebėjimas, kai žiūri kažkur, kažkas prabėga, kažkas ant kelio, žinai, gal lėčiau, tai jau iš anksto svarstyk, kur čia. Leidžias. Gerai, kad vėjelis šiandien, blemba. Žiūrėk. Vakar tai buvo gerokai šilčiau. Taip, saulė buvo, aš ten žliaugiau jau, man atrodo, po 2 kilometrų. Nes visur čionai tai saulė švietė ir 20, gal 4 laipsniai jau buvo ryte, tai. Džimas. Gal gerai. Atvaro, pajuda. Ne? Kažką dar jo. Nu tai taip, žinai. Pas mane, tai žinai, aš pamatau, pas mane grinai prie trobos. Bet blemba, aš taip pats neinu tenai. Nežinau, kažkodėl tai nepastebiu. Bet ten ir senukai ten, žinai. Išlenda. Nu gal. Aš tik kartais nueidavau. Savo atėjau parką. Turnikas. Bliava, kaip vat turnikas, tai dabar tik kokį vieną gal padaryčiau. Seniau kažkaip jau buvau, nu visai neblogai, tu 10, kaip man vienu įpų. Tai čia jau buvo, bliava, neblogai. Ir jaučiau rankose, žinai, jau toks. Malonumas. Jo, faina. Nebūtinai 10, aišku, su vienu tai toks, kurio reikia kovoti iki. Jo, tai dabar aš šitą bandžiau, eik tu savo, viskas. Bet šiaip aš kažkaip tai suvokčiau, kad pradėčiau ir viskas okei. Po truputį ten 1+. O aš vis pagalvoju ir neprisiverčiau šitą vasarą. Tas malonu, žinau, ne. Padarai ten kelis ratukus, ten po tos kelis. Ten per tą lygiai grečią. Matai, tu jau ten žinai netgi kažką. Kiek žinai. Nu, kažkoks basicai kažkokie. Ne, ta prasme nu ranko, žinai, ten. Bicepsas tas. Tricepsas. Arba galų gale pritraukimus, kai darai. Taip, šitą tai žinai. Jo. Prilaikant, lėčiau. Nu gerai, jo. Oi, kaip žinai, ir ant kalbos pradėjo pramušti mane.
O tai atrodė pradžioje bėga ir kaip akmens. Tai va čia, žinok, Valgyt. gal irgi, žinai, tie 7 kilometrai, tai pas mane toksai apytikslis, žinai. Kitas dalykas, aš tave biškiu priverčiau lėčiau, nes tu ten kaišoji. Ir dabar gali būti, kad tą guzdą prašoviai. Ir, nu, žinai, nes, sakoma, jeigu tu šneki, jeigu tu gali šnekėt, nu, netraumuotai, jau ten sakinį pabaigęs. Tai reiškia, esi visai geroj. Geroj, ta prasme, manau, 100 jau. Nu, Čia emocinė, čia jau sorry, seniai. emocinė, psichologinė ir fizinė, kur biškai prasilenkia, o čia yra. Prasilenkia. Nu, bet tu pabaiginėjai. Nu, taip. Tai 50, aš ten vakar čia su 61 pabaigiau. Lėtai, man atrodo, bėgant, tai žinai. Bet čia, blėt, į kalnus, čia visa pabaiga tokia žodska, atrodo, buvo. Žinai, į kalną, hujarinė. Kaip šituo metų laiku. Šalto vandens normalaus nėra nieko. O krano bėgat, drūnas, iš dušo tai. Ai, atsigert, Atsišaldyti. nes aš į dušą. Šaltas ir... Šaltas, bet tas šaltas čia vakar šaltas. Nu, jisai toksai... Nerakina kaklą. Taip. Pas mane chatui tai ten toks, kur ten nesuprasi, ar žiemą, ar... Žodžiu, šaltas pas mane eina savo. Nu ką, įveikėm 5 kilometrus. Tai labai čia gerai. Tai duod... Što? Lankau, kur tu tokie? Ne, tai aš varau pro mūsų viešbutuką. Va, aš iki to. Gražaus medžio. Vat šiandien būtų labai gerai ir išlaikyti man tą tempą tokį. Bet nežinau, ar gausis, nes varysiu į tą kalną. Bet šiaip tai gerai. Oi, kaip labai gerai. Nu, dabar tu toks, savo dabar nurims, aš nežinau. Tave ir paleidžiu, aš labai dėkinga šiandien. Tai gerai, o tu kur bėgi? Aš einu dabar. Tai gerai. Nu, tai paeikim, palydėsiu, aš irgi atsikvėpti mėgstu. Vienas aš kažkaip to neįkandu. Matai, blemba, mes paplepėjom, vis tiek kažkokį tai ten aš te pajudinau su mintim, kad tu tipo pagalvotum, ką aš ten sakau, dar kažką. Gal šiek tiek ir šitą prideda. Na, tai man tai kaip tik dabar. Turiu minti, kad vienas, kai lieku, tai aš neįkandu, ta prasme, kad... Jau per sunku, jau biški per daug man, tai užteks. Aha. Ir tų 5 aš jau pastaruoju metu tiesą pasakius neprisimenu, kada prabėgu. Nu va. 4 patempiu. Ne, prabėgu ten. Ir visada gali prabėgti, visada. Galėjimas. Tik tai ta mintis, va, jinai tokia kaip velnė, žinai, jinai... Blėt, viskas, neturi jėgų, reikia sustoti. Tai aš savo, va ir vakar irgi buvo, tiek daug vietų, žinai, blemba, sakau, nu bibidėjau, eik tu nach. Patilėk, blėt. Prisidarėjai, pakentėk, žinai. Marozika kalba gal ir veikia. Nu, įtikinėti kažką, nu tai vis tiek tas, Jeigu jau pradedi diskutuoti... Jo, tai jau viskas pralaimėjai. Nes šitie va tinginystės ir visi tie, va, pavyzdžiui, priklausomybių temos, jos sugeba surasti atsakymą. Jo, jeigu ten pradėti klausytis kažką, žinai, čia savo viduje. Tai va. Kalbėti, tada jau viskas. Ir galvoji, kad tu čia paimsi, dabar sukontroliuosi. Viskas jau. Per žandą. Gerai, seniuk, lėkiu. Tai mes šiandien kepam.
Sveiki. Reikia įlyst. Reikia nusimti batus. Ką, Vyti, linkėjimai tau, gerbiamasis. Dabar kentėsiu, nes atgal bėgsiu su smėliotom kojom. Okay. Nu ką, let's go. Tai ką, Vyti, linkėjimai. Kaip sakiau, taip ir padariau. Iš jūros. Jau dabar va esu iki kiaušių. Tai skaitau, jau esu jūra. Dabar panersim. Ojej, vanduo tai šiltas. Ne tas žodis.
Opa. Nu ką. Nesąmonė. Jo, bet dzin, turėsiu pirmą kartą, kada bėgu, įsimaudžiau ir toliau bėgu. Ir čia yra labiausiai tai užnisa, kad tipo smėlis. Nežinau, kaip čia išsivalyt, neįsivalys. Kaip man čia dabar nusimtas kojines? Basom bėgt? Mano tam ir bailė. Kojas tai visiškai smėlėtos. Ką čia daryti? Nudeduos aš tas kojines. 3 km kita vertus. O kaip nors. Nu, basas tai nenoriu bėgti. Kažkaip čia asfaltas ir... Ai. O jūra basas bėgti. Nu ką žinau, tai kiek ten bėgs vis tiek. Žodžiu, viskas gerai. Atbėgsiu su švitriniu popieriu. Opa. Opa. Gal ir neprotingiausias sprendimas. Bet sprendimas. Okay. Nu ką, let's go.
viskas motinės nepasikeitė. What the fuck? Kažkaip įdomiai. Ten tiesiog taip kilt. Nu, okei, let's go. Gali būt, kad pabaiga bus žvarskesnė. Ar ne?
Nežinau, tikriausiai čia į kalną taip stipriai, tai... Bet žinokit, jeigu ką, man pasakykit. Nesu buvęs niekada ant to šito. Gal. Vėl, pilnos akis mūsų. Nesupranta, kaip jos taip sugeba, ar kaip čia aš taip sugebu.
Saulelė šiandien lenda į bitutę. Normaliai. Šiandien bus karšta. Reikės būtinai pasimaudyt, blynų pavalgyt. Gera šiandiena. Su Deividu pradėjom ir taip visai ramiai. Man labai reikėjo to. Antrą pusę nepavyko gal išlaikyti. Taip pat, bet okei, širdavė 103, tai čia dėka padėkosinai man čia. Nu ir peisas žymiai mažesnis. O, sėdė gražuoliai. Nu, kas čia tokie? Nu, pat ir sakau, iš tolo sėdi gražuoliai. Sakau, kad fainai dar komplimentai. Aha. Jūs girdėjote čia? Jo. Reiškia, mes
Gražus, gražus. Ar būtų daug gražus. Va, dar viena gražuolė. Išsimaudęs atbėgai. Ar čia taip